Labas vakaras. Kovo 16 dieną 18 val. Girstučio kultūros rūmuose rinkosi atlikėjo Andriaus Mamontovo gerbėjai. Salėje nesimatė nė vienos laisvos vietos, o pavėlavę klausytojai susėdo ant laiptelių pasiklausyti mėgstamiausio atlikėjo naujausių dainų. Albumo pavadinimas gali kiek klaidinti, nes muzika jame nėra elektroninė. Elektroninio dievo stilistika artimesnė senesniems mano albumams Pabėgimas ir Šiaurės naktis 4:30, pasakoja Andrius Mamontovas. Pagrindinė idėja ir mintis gimė 2008-aisiais atostogaujant Graikijai priklausančioje Rodos saloje, kai vieną dieną ant pajūrio smėlio iš akmenų dėliojo visokius pagoniškus ženklus. Aš jį maždaug dirbau tiesiog kokius beveik 3 metus, tai yra tas laikas, kol aš parašiau dainas ir paskui, kol įrašinėjau studijai, tai apie 3 metus užtrukau. Tai, todėl, kad kažkaip taip nemoku taip kep dainų, viena po kitos dainas rašau iš tikrųjų visada labai sunkiai, nes keliu savo didelius reikalavimus. Visada norisi rasti kažkokį kažkokią eilutę, žodžių junginį, kurį iš tikrųjų išreikštų tai, ką aš noriu pasakyti. Tai jau 14 solinis dainininko albumas, o pridėjus Foje diskografiją Elektroninis dievas yra 30-asis Andriaus Mamontovo kūrybos rinkinys. Albumo dainos buvo kuriamos 2 pastaruosius metus, o įrašytos 2011 vasarą. Visos instrumentų partijos ir vokalai rašyti paties atlikėjo. Ar muzikantas, ar rašytojas, ar ten dailininkas, dar kažkas. Kiekvienas turi kažkokias savo pagrindinės turbūt temas. Tai, kas mano dainų klauso, tai žino, kad pas mane vis tiek kažkokias yra, aš nedainuoju visiškai apie viską. Tai yra kelios pagrindinės tokios. Tai man patinka apie asmeninę laisvę dainos, apie vienatvę patinka. Aišku, yra apie meilę dainų. Tai kita vertus, kiekvienas tą dainą gali išgirsti savaip. Sako pats atlikėjas, Elektroninis dievas simbolizuoja tai, kad žmogus susikuria Dievo atvaizdą pagal aplinką ir gyvenimo būdą. Šiais laikais didelė mūsų gyvenimo dalis vyksta internetinėje erdvėje, vadinasi ir Dievas turėtų dabar gyventi joje. Darbas veja darbą ir atlikėjas pasidalino naujais savo kūrybiniais planais. Šiuo metu balandžio pabaigoje turėtų būti naujo Eimunto Nekrošiaus spektaklio premjera. Aš tam spektakliui rašau muziką. Tai čia mano dabar artimiausias pats planas pabaigti tą muziką, todėl kad darbas iš tikrųjų yra sudėtingas, reikalavimai irgi yra didžiuliai. Yra su Nekrošium dirbti beprotiškai įdomu ir tuo pačiu labai nepaprasta, kad niekada negali žinoti, kaip pasisuks minties eiga. Jis kartais surepetuoja didžiausią gabalą ir paskui kitą dieną pasako, dabar viskas bus kitaip. Tai aišku, tu turi suspėti kažkokius pasiūlyti muzikinius sprendimus, tai nežinau, ko tai baigsis, bet šiuo metu tai yra mano toks šalia šito koncertinio turo. Kitas darbas, kurį aš lygiai grečiai visą laiką darau. Tai jau nuo rugsėjo ar nuo spalio aš tuo užsiemu. Andrius Mamontovas Lietuvos klausytojų mylimas ir kiekvieną kartą laukiamas atlikėjas. Jo muzika, dainų žodžiai ir nuoširdus bendravimas su klausytojais bei atsidavimas muzikai žavi atlikėjo gerbėjus. Andriaus Mamontovo Elektroninio dievo turėtų pasiklausyti visi, neabejingi šio atlikėjo muzikai.